Labas rytelis, transliacija iš apartamentų, kepu kiaušinienę, pailsėta buvo labai gerai, pavyko truputėlį išsidžiovinti, sušilti, paskrauti elektronikos prietaisus ir šiandien laukia toliau kelias. Išmėgau gana gerai, Magdalena Apartment, Palanga, gana nebrangiai, o šiandien laukia maždaug 103 km. Startuoju pakankamai vėlai, 9:41, bet neskubėdama išėjau. Ir tebesi dar Palangoje, aišku, šiandien laukia Šventoji, lenkimais į Lakėją ar Skodas, kuris ten pirmiau net nežinau. Ir galbūt pasieksiu Žydikius, čia bus apie 103 km, tai sėkmės man. Trumpas sustojimukas, labai fainas malūnus. Tai aišku, kai jisai neveikia. Link Darbėnų dabar. Visai gražus miestelis tie Darbėnai. Šitokią aikštę turi. Bažnytėlė graži. Su turbūt, nežinau, kas čia yra, medinis pastatas. Bet labai jau faina. Kai levanda žydi. Klebonė čia tokia wow. Bažnytikė. Gražu. Apsamanuojas visas. Na, įdomiai tas akmuo būdelė. Atrodo. Galima ir užsilipti ant tos būdelės. Įdomiai, kaip iš vienos pusės visiškai apsamanuojas, iš kitos plika. Dabar nulipti reikia saugiai ir eisiu dviratį remontuoti. Sėdynę kažką reikia daryti. Nuleisti rėmimą. Prasidės lenkimai dabar. Atvažiavau. Reikėtų dabar pailsėti kažkur biškiuką. Beveik 50 minutų šiandien. Kas čia per kalnas? Visokios. Lygus kelias ir pirmyn su mašinom, bet jau šiandien gerai, nes saulė, oh my god, 33 rodo dviračiai kompiuteris, bet jaučiu, kad vėsiau biškiukai yra. Nu, daug vandenuko geriu ir biški tokius tarpelius sustoju dažniau. Na ir labas, Skode, aš jau čia skuodžiau. Aš pamačiau, turėtų būti graži bažnyčia kažkokia, jeigu matysis. Nežinau, kažkur. Ai, va bažnyčia. Pasimatė. Graži aikštė. Kažkaip čia tam Skode viskas labai platu. Plačios gatvės, belė kiek, kad ne čia tų vietų tur. Ir čia važiuoju savo ramiausiai, atsipalaidavusi. Kai šalia prasilenkiančios mašinos girdžiu šaukia: Lineta, čia tu!
Ir pasirodo, čia mano vaikystės draugė Sandra, su kuria nesimatėm 20 metų ir susitinki va kažkur vidury laukų. Nu dabar bandau įvažiuoti į miegojimo vietą. Stengiuosi, kad nieks nepamatytų. Ir bam. Pažiūrėsim, kas čia yra. Google Maps'uose nusižiūrėjau, kaip ir kirtavietė. Bet gal čia jau baigė kirsti, ką? Gal neatvažiuos ryte su mašinom kirsti. Nakvynės vieta, kirtimai, čia yra palapinė, ten toliau yra kelias, bet nuo kelio nesimatau, labai tankus krūmai, privažiuoti praktiškai neįmanoma, iš visų pusių niekur nesimatau. Tai dviratu, kada pasidėsiu, sutvarkysiu, nusiprausiu ir eisiu miegot. Palapinė pastatyta, susiruošta nakvyniai, nakvynės vieta va tokia, tiesiog kirtimas miško. Kelias yra man už nugaros, tai jis yra truputėlį toliau gerokai. Girdžiu ūžimą mašinų, bet ten dar kraunu saulės panelę. Šiek tiek prikrausim dar energijos, aš jau suruošusi palapinę, viskas ready, sukrauta. Paruošiuos kepti kepsniuką. Važiuota šiandien yra 104 km. Iš viso kažkiek virš 300, paskutinį mesiu dar. Tai laukiant dar šiaip nemažai. Kažkiek daug. Vakarienė gaminasi. Gamta. Ir tą vakarą pastebėjau, kad skauda dešinę kulkšnį, kuri ir patinusi, ir paraudusi yra. Tai iš tiesų kėlė daug nerimo, kaip toliau reikės tęsti kelionę.